Užlinko mano Hebra filtrai. Žopa visiška. Dar viena investicija. O jeigu rimtai, tai Hebra neužlinko jie. Viskas su jais yra kaip ir gerai, bet aš juos pirkau 2020 metais. Tai jau praėjo beveik 6 metai. Kom saka? Jo, tai pirkau prieš 6 metus iš Helvinos, atitarnavo filtrai puikiai, kaina gera ir dabar kodėlgi aš juos nusprendžiau keisti. Ogi todėl, kad po 6 metų kaip ir reikėtų, žinai, filtriukus. Tai galima keisti, žinai, vidurius, bet net nesikraunu, tiesiog naują visą sistemą nupirkau ir viskas. Tai dabar šiaip yra daug visokių ten tų paruošimo, oro paruošimo, mazgų sistemų, žinai, 2-3 pakopų, vienos pakopos. Man tai jokingiausiai iš vis būna, kai Hebra ten iš santechninių kažkokių vandentiekio filtrų daro, what the fuck are you doing, neturit ką veikti gyvenime, breha, moha. Tai tiesiog nusipirki filtrus, nedaug kainuoja, ten kažkas apie 300 ir tu pamiršai. Vietoj to, žinai, kad tenai užsiminėti nesąmonėm, geriau laiką investuoti kažkur kitur, tiesiog pasiimi, tai jo. Tai per 6 metus Hebra neturėjau jokių problemų su filtrais ir kaip ir minėjau, kadangi kaina gera, tai tiesiog nupirkau viską, ne? Jo. Tai dabar yra 2 pakopų šiuo atveju, ne? 2, va tokie falai kavai, žinai, yra 3. Yra, man atrodo, 1 gal. Tai žodžiu, 3 pakopų reikalingas tik tai naudojant kaukę su oro padavimu. Turiu tą kaukę, bet nenaudoju, nepatogu, nelabai patiko, žinai. Dabar norėjau šiaip Satos pasimti filtrus iš Color Master, žinai, bet babila dar antiek šaibom nefleksina. Norėjau, bet brangus reikalas, žinai. Tai jo, tai šio vietoje gal kol kas pataupysim, viskas čia ok, čia šiaip tiek žinau, Satos kopija, labai viskas panašu, ten yra Satas, žinai, ten labai kažkokio ypatingo skirtumo nebus. Ir kaip minėjau, per 6 metus tiek garaže dažiau, tiek savadarbiai kameroje, tiek normalioje kameroje, tiek prie -20, tiek prie +30, niekad neturėjau jokių problemų su oro paruošimu. Aišku, pas mane, žinai, kompresorius su oro sausintuvu, tai irgi biški duoda, plus dar daug yra filtrų prieš tai, bet šitie galutinė stotelė ant ginklo niekada nesidedu tų visokių šūdų. Tai jo, ir plus dabar dar naujus filtrus noriu permesti į kitą kameros pusę. Ne čia, o viduj, nes nepatogu. Kai kamera veikia, jeigu reikia pasireguliuoti slėgį, žinai, kažkiek, tai atsidarinėjai lakstai nesąmonė. Reikia viduj, kad būtų. Jo, bim, kolega dirba. Tai kitas epizodas bus, bandysim nudažyti sparną be užmetimų. Jaučiu bužopą, bet gal nusidažys. Ok. Jo, o filtriukai. Toks vašmotas, lygiai tas pats, tik tai, kad spalvos gal skiriasi, gal kažkiek atnaujinta, nežinau. Tai va, stage 1, remove oil and water, and antras remove micro dirt. Tai va, tai išsipakuojam jau čia, ne? Baim, senelį, bum, nauji reikalai. O, žiūrėk, dar teflonas pridėtas, ok. Tai kažkokia tėlė, čia instrukcija turbūt, jo, kaip viskas veikia, žinai, ir patys filtriukai. Jo, tai viską pasikeisim, susimontuosim kartu ir pasižiūrėsim, kaip viskas čia veikia. Bim, darbo byla šiek tiek investavo į savo kaip čia pasakyti, patogumą. Tai pasistatėm kondiškę. Gry, virš 5 kW, plus 8 palaikymas. Stabiliai dirba iki -3, man atrodo, čia Nordikas kažkoks tai vėl nežino. Tai mums reikia dar pasidaryti stogelį, pasišnekėti, pabendrauti, turiu rimtų temų. Tai išoriniam blokui pasidaryti stogelį. Nebūtina, kiek žinau, tai nėra čia kažkokia būtinumas pirmas, žinai, bet tiek montuotojas sakė, tiek aš ir domėjausi, kad, žinai, sniegas nuo stogo, geriau, kad būtų, ne? Tai mes tą ir pasidarysim, turim viską, susivirinsim rėmą ir bus pamirštas reikalas. Tai pradedam nuo filtro jau čia, ne? Tai surinkau tą visą mechanizmą, viskas paprasta. Išserdom seną. Šiaip po paskutinio video Uluvatų balio kelionės, šiaip pasižiūrėkit, žinai, kam gal įdomu. Negalvokit, kad aš dabar kažkoks keliautojas pasidarysiu, tiesiog, žinai, yra gyvenime ir šiaip daugiau įdomų dalykų, žinai, gal kažkam įdomu parodyt. Tai buvo parašę, žinai, kad lochas ten, karočiai, skūpas, tipo, esmė tojo, kad ten pamečiau piniginę, žinai, palikau taksę ir kad tam žmogui sumokėjau ten apie 20 eurų. Tai šiaip pagal ChatGPT duomenis Balyje žmonės gauna atlyginimo į dieną nuo 5 iki 15 eurų. Jeigu geresnį vietoj, tai 20 eurų, čia jau labai geras uždarbis, tai ten yra visiškai kita situacija, žinai, negu pas mus.
ane? Tai pradedant nuo pačio žmogaus, tai žmogus buvo belė kaip, laimingas, žiauriai, nu, ta prasme, kad, nu, čia per daug nereikėjo, tipo, tiek duoti, žinai, tai pats žmogus laimingas, lietuviai, lochas, gaidytų. Man labai įdomu būtų, kiek patys, žinai, tokie duotų, jaučiu, kad vapšė, žinai, neduotų. Jo, ir čia šiaip net ne piniguose esmė, ta prasme, čia šiaip parodo žmonių, žinai, geronoriškumą. Gal ten paskutiniai mano pinigai buvo, žinai, štuką eurų, nu, tai čia nereiškia, kad aš dabar turiu ten duoti, žinai, 100-200 eurų, tai buvo jų lygyje, tai yra normali suma, nu, ta prasme, gal jo ten 4 dienų uždarbis. Tai ką žinau, čia, žinai, putot. Nežinau, jeigu jisai būtų norėjęs daugiau, žinai, aš jam būčiau davęs daugiau, nu, tipo, jeigu sakytų, bos, nu, mor, žinai. Tai, nežinau, pasižiūrėjau, žinai, su čiatu pasidariau, kiek čia, žinai, jam palikti, kad jisai būtų patenkintas. Tai 2 soką palikau ir viskas, žinai, nu, tai nematau šitame problemų, žinai. Nežinau, parašykit jūs komentaruose. Parašiau, lochas. Lochas gaidys, tu, blėt. Tai nežinau, nu, aš šiaip tikėjausi to, žinai, šiaip lietuviai aplamai yra tokie žmonės, nu, kurva kažkoks tai šitas kaip konfliktas, dar kažkas, tai iš karto, kai šitie, kaip tie kurva, šitie tokie, kai šunys Saharose būna. Hienos? Nu, kai hienos, ne? Nu tai ką žinau, sakau, užeikit, pasižiūrėkit, sakau, kelsiu, iš viso bus gal 5 epizodai, tai visus sukelsiu, bet jo, nu tipo, ką žinau, žinai, jeigu aš jau čia toks lochas, žinai, ar dar kažką, nu tai, bet tai, žinai, parodo irgi žmogaus lygį, kai tu ten pažiūri iki galo visą video, žinai, ir dar rašai nesąmonės, nu taip. Nu tai va, nusiardėm. Hermetizuosim senas šitas skylės visas, kad mums sklių nebūtų ir mesim į kitą pusę. Šlanga trumpa, nenoriu aš jos čia durt, tai statysim arčiau, žinai. Nu, kad tiesiog, nes, nu, va, tik tiek mes jos turim. Tai tenai toliau biški pastatysim. Šiaip, kai statė kamerą irgi ir Svydis čia visi, žinai, sako, kad čia pas tai šitą oras, čia plauks kibirais, čia, žinai, vanduojas. Nežinau, nebuvo jokių absoliučiai problemų su vandeniu, su niekuom. Tai, vat. Ne visada reikia klausyti, viskas yra iš praktikos. Norėtųsi, aišku, žinai, apsišiltinti. Oi, neatsuks taip. Norėtųsi apsišiltinti, žinai, sistemą oro, bet sakau, nebuvo jokių problemų. Tai vat, jo, nešamės kitą ir prijungiam, nėra čia ką rodys, žinai. Įeina oras, išeina oras, viską pajungsiu, parodysiu jau, kaip viskas bus sujungta. Tada eisim daryti stogą. Gerai, kokiam čia... O įktų savo, kokiam čia babula nesąmonėm užsiminė, jakas. Jeigu per ploną šlangą biški pašildai, žinai, jis suranda, kaip mergiotį. Bet jeigu rimtai, tai jaučiu, kad aš pakeisiu šitą šlangą. Ryt gal, nu žodžiu, pasidomėsiu, bet čia gal... Ui, bliat, pamiršau. Kur tas gondolas? Pašlapint reikėjo, patept, sakai reikėjo. Ai, va, jis užmautas, gerai. Bet čia gal kiek 6-7 mm. Ant šlangos nerašo, nežinau kažkaip. Tai čia šiaip gera šlanga jinai, bet reikia keisti. Reikia būtinai pakeisti, žinok, nes čia... Man atrodo, biški per mažas oro srautas, žinai, praėjimas, pratekumas bus. Parašykit komentaruose, kas nusimano, bet man atrodo, čia gal tarp 6-7 mm. Man atrodo, turėtų būti 8. Nu gerai, čia prisuksim. Man atrodo, turėtų būti 8 minimum. Gal net ir 10 būtų kaulas. Blet, kur čia įdėt? Tai jo gal. Nu debilas, reikėjo čia durt. Nu tu kurva daunas, nu. Nu galima ir čia, šiaip pochu, ta lempa visiškai netrukdo absoliučiai. Nu tai va čia va ir dursim, jo va, tai va, o čia ir prisiglaus puikiai. Bet reikia keisti. Nes mažas, reikia žiūrėti ne tik barus hebra, bet ir oro srautą. Pavyzdžiui, 1 mm šlangoj 8 barai ir, pavyzdžiui, 1 cm 8 barai, tai čia yra kaip diena ir naktis, žinai. Jo, tai reikia žiūrėti ne tik barus, bet ir oro srautą, šlangos diametrą. Jo. Šiaip norėčiau iš visų tais lituojamais vamzdžiais pasidaryti ir juos apšiltinti. Seniškas kaulas būtų. Čia viduje tai nereikia, nes čia, žinai, pakyla temperatūra, bet per lauką. Gal taip ir padaryti? Padarysiu gal. Galbūt. Ir apšiltinti, nu. Tada pamiršiu čia visam gyvenimui. Iki čia atvedėjit, bats. Imbubijai. Ir viskas. Gerai, tai čia, karočią, pritvirtinu aš, va tai va, per daug
nesiparinant. Čia bendrai galima ištrauk, patrumpinti ir va tai va netgi tilptų. Jo, tai viskas gerai. Nu, žodžiu, pritvirtinsiu, parodysiu, kažkada pamatysit, bet ne, šiandien nesakau, keisiu šlangą, matau, kad čia biški bybis su jie yra. Per siaura. Geriau jau turėti zapasą, negu per siaura. Ir dabar einam virintis stogelį. Durnas visi. Eik tu, na, kas ir? Gerai, atpjausim. Jo, nes nepatinka, neįsivaizduoju, kodėl aš šitokią siaurą šlangą apdėjau. Net neturiu žalio supratimą. Nes siauresnė gaunasi negu dažymo šlangos. O kiek čia dažymo? Rašo čia jau. 17 barų, 8 mm. Čia tikrai nėra 8 mm. Čia bybs gaunasi, žinai, čia siauresnė, čia nesąmonė, bullshit. Perdarysiu. Biški laiko yra, rytoj kolega ruošia viską, šiandien ruošia, tai turėsiu laiko pasidaryti normaliai oro sistemą. Jo, tai perdarysim, parodysiu, gal kai jau pasidarysiu kituose video žodžiu. Gerai, kaip babula mėgsta, daryti, nedadaryti, žinai. Ir beje susiskambinau dėl dažnių keitiklių, tai irgi žiūrėsim, kas čia gausis, ryt po ryčiom dienom turi atvažiuoti pasižiūrėti. Galbūt naudotus dažnio keitiklių šiaip nuo žiūrovo. Ir beje, Color Master šiaip sąja, kad nuo babulos velniauja, skambinėja, žinai, neduoda ramybės. Color Masteris nespėja, sako, padėti telefoną, vėl skamba. Tai malonu. Ačiū jums, Hebra, už tai. Jo, o mes tenksimės šūdą nereklamuoti, žinai. Pasibandysim visokių reikaliukų. Gerai, einam virint. Suvirinsiu stogelį ir eisim, bandysim pakabinti. Štai, gal ir pas pasikabinsiu dar prie to pačio. Tuk, Nu ką, suvirinau rėmą, pasižiūrim, ne? Pasižiūrim, kaip šitas rėmas dabar atrodo, ne? Taip, tai 1,8 m ant 1,10 m. Kažkaip tai jisai čia atrodo dažnai tvarkingai, viskas čia laikysi 100 metų. Nesu kažkoks inžinierius, bet turi laikyti. Tai suvirinau, dabar dėsim skardą. Rudą spalvą dėsiu, jaučiu į apačią. Nežinau, ar galima, bet bus gerai, žinai. Aš noriu, kad būtų va ta šviesi, žinai, lauko pusė. Tai ir taip to karščio, žinai, nepritrauks. Ir tiesiog, žinai, su pastatu panašiai atrodys. Žinau, kad negalima su bulgarkės pjauti tos skardos, bet neturiu aš tų žirklių, žinai. Tai atpjausim, viskas čia bus gerai. Nepergenkit, Hebra, svarbu mums funkcionalumas. Virinau su 0,6 vėlą. Kažkaip tai taip atrodo nustatymai. Dabar kodėl su 0,6? Ogi todėl, kad kėbulus virinus 0,6, tai tingėjau žiauriai persimesnė, tai reikėjo tiesiog daugiau biškelį galios ir šiek tiek viskas lėčiau vyko, nes tiesiog neužnešė tiek metalo. Jo, tai susisukam skardą ir bandysim kelt, va, su kelimu, tai čia jau bus reikalų. Gali būti biškai neįmanoma misija, bet kažkaip, tai kolega yra kačiokas, tai užkels vieną ranką, aš parūkydamas prisuksiu kažkaip. Jo, prisuku, skardykę ir bandysim kelt. Nu, aš tau padėsiu, bet... Oba! Опа, не скубėt. Aha, Oba! Опа, не скубėt. Nu, bandom. Jo, va čia vadėti reikia priskilėti. Aha, žemyn. Nu va, maždaug kažkaip tai ale taip. Kažkaip tai taip. Dzedas biški kreivai pastatė šitą kondiškį, tokia biški pasivyrų, žinai. Bet taip. Tai naudojama jinai bus pagrindė šildymui. Ir aš kaip įsivaizduoju šitą stogelio funkciją, tipo, kaip, kad sniegas, žinai, nesikauptų ant jos. Šitas blokas neveikiantis. Nu tai va, tai jo. Nu ir viskas, kažką mes šiandien pasidarėm, nežinau. Žiauriai keista diena, žiauriai keistas video. Parašyk komentarą, ar patiko ar ne. Dar beliko orą pasidaryti. Tai orą pasidarysiu tiesiog su šitais lituojamais vamžiais. Dasivesti į kameros, dar apsišiltinti ir bus kaulas. 100 metų. Tai va, chebrytė, ką su jumis buvau aš, Babuila.
Susimatysime kitose epizoduose. Kitas epizodas bus jau dėl spalvos, tai tokių įdomų, žinai, nusidažys, nenusidažys. Jo. Jeigu domina dažymo darbai, Facebook Mozaika Autobody Shop.